Taip, turėjom laisvą dieną, gavom jėgas ir dabar jau po truputėlį ruošiamės rungtynėm prieš Liepają. Rungtynės prieš Liepają? Čia kaip gali. Taip, komanda gera, kiek žinau, pasikeitęs dalis žaidėjų, atėjęs naujas treneris, propaguoja kitokį futbolą, žaidžia ant žemės daugiau, stengiasi greitais trumpais perdavimais įveikti varžovo gynybą, tai manau filosofija tikrai pasikeitusi ir sakyčiau net į gerąją pusę, nes šiemet lentelėje stojo aukščiau Latvijai negu buvo pernai. Atsimenu tas rungtynes, tiksliai nepasakysi, kokį rezultatų laimėjom, bet laimėjom ir įmušiau vieną įvartį. Nu, žodžiu, įvarčio įmušto Liepojos skonis tau pažįstama. Na taip. Tikiuosi, kad jį prisiminsi ir ketvirtadienį. Nu, būtų labai malonu, jeigu pavyktų jį prisiminti ir kad komandai tai atneštų gerą rezultatą. Vienas švenčiau. Vienas švenčiau. Iš tikrųjų, sutapo proga tokia, pusbrolis grįžo iš užsienio ir iškėlęs vestuves buvo, taigi po varžybų tokia dviguba šventė turėjau progą važiuoti į vestuves, tai tuo pačiu pasidžiaugiau ir savo pergalę ir už pusbrolį. Be abejo, daug kas buvo nurašę mus, kaip ir sakė, kad jau pasmerkti, tai mes sakėm, parodysim, dar mes jiems duosim kovą, pasispardysim ir kaip visi dabar matom, mes juos praėjom ir iš tikrųjų eina su visom komandom, reikia žaisti, tiesiog atiduoti širdį, stengtis ir žaisti iki paskutinių minučių, ką įrodėm ir varžybose paskutinėm minutėm išplėšėm pergalę. Visi mačio.